Lygiai pusvalandukas lieka iki 12 valandos, greitai į priekį juda pirmoji be stabdžių programos valanda, o mes nuo vakar pradėjome pokalbių ciklą ir mes kalbame apie pirmąjį ir vienintelį Lietuvoje moterų universitetą Wow University, kuris nuo naujų metų pradeda kursą, kuris vadinasi asmeninis prekės ženklas. Mielos mūsų klausytojas, mes kiekvieną mielą dieną tokiu panašiu metu kalbinsime dėstytojas ir dėstytojus, kurie ir visą išmintį perduos būsimoms Wow universiteto studentėms. Šiandieną mes skambiname į užsienį ir telefonu mes susisiekime su LinkedIn platformos eksperte Kotryna Kurt. Labą rytą, Kotryna. Labas rytas. Žinau, kad pas jūs yra 10:11 berods, ar ne? Pas mus jau 11:30, šioks toks laiko skirtumas. Taip. Kaip gyvena Danija? Danija gyvena neblogai. Iš tikrųjų, oras šiuo metu gan toks niūrus, bet žmonės visi šypsosi ir saugosi, saugiai bando gyventi, kaip tik įmanoma geriau, tai manau, kad viskas tvarkoja Danijai. Mes pasigirsim, kad turime tokio teorinio sniegelio ir lengvą minusiuką. Tai va toks skirtumas. Taip, mes jokio sniego dar nematėm kol kas. Aš jūs pristačiau kaip LinkedIn platformos ekspertę ir jūsų paskaitos vadinsis sėkmingas įvaizdis LinkedIn. Ir mes jau žinom, kaip elgtis Facebook'e, įsivaizduojame, kaip reikia elgtis Instagram'e, net ir sekas galbūt puikiai. Ši platforma yra tokia truputėlį galbūt nustumta ir pamiršta. Ar aš klystu? Manau, kad kas liečia iš tikrųjų profesionalų ratus ir pardavimus, ypač kas liečia verslui, tai ši platforma yra gan dažnai naudojama. Galbūt jinai nėra dar tokia populiari kaip Facebookas, bet tie, kas būtent pardavinėja virtualiai, tech įvairios įmonės, technikos ir kitos, jos tikrai naudojasi šią platformą. Egzistuoja, matyt, tos taisyklės, kurias reikia žinoti, kad nepridaryti klaidų, ar ne? Taip, tikrai taip. Jų yra šiaip nemažai. Dažniausiai tokia klaida, kurią aš matau žmonės daro, tai yra nesutvarkytas profilis, nes vėlgi, kadangi kursas Wow universitete bus apie asmeninę įvaizdžio kūrimą, tai tas asmeninis įvaizdis ir pradedamas kurti nuo pačio profilio. Dėl to ypač šiais laikais apie 80% žmonių mūsų tinka virtualiai ir dėl to labai reikia susitvarkyti ir pasižiūrėti, kaip tas profilis atrodo LinkedIn'e, ar jame yra teisinga informacija ir ar viskas yra žmonėms aišku, kai jie jūs sutinka virtualiai. Tai galima sakyti, kad didelė dalis tų profilių yra nebaigti, tiesiog daug trūksta informacijos. Taip, tikrai taip. Arba trūksta informacijos, arba iš tikrųjų ta informacija, kuri yra jau įdėta, galbūt jinai ne visada iš geriausios pusės reprezentuoja patį žmogų. Sėkmingas įvaizdis. Tikslas, ar ne, kad tavo asmeniniai reikalai, tavo firmos reikalai judėtų geriau, nuo to priklauso, ar ne, čia lygybės ženklas? Tikrai taip, nes taipogi tiek mūsų įmonės, tiek kitų įmonių sėkmės istorijos yra tokios, jog nedažnai, ypač kai pradedame kurti naują įmonę, naują verslą, ar tai jau yra ir verslas, kuris jau keletą metų egzistuoja rinkoje, tai dažnai žmonės perka iš žmonių ir būtent dėl to tie įkūrėjai, kurie ar vadovai, kurie turi gerus LinkedIn profilius, jie gali parduoti ir didinti pardavimus per savo pačių profilį ir tiesiog pritraukti daugiau susidomėjimo ir didinti įmonės žinomumą. Jeigu tavo verslas, ar ne, yra šioks toks nišinis, kiek yra svarbu būtent žmonių kontaktų skaičius tavo profilyje? Tai parodo irgi, kad tu esi profesionalas, jeigu ten yra daug, o galbūt atvirkščiai, jeigu nedaug, tu nelabai pasitikė. Iš tikrųjų, tai vėlgi dažniausiai siūlome turėti apie 500 kontaktų, nes tuomet jau atsiranda ženkliukas 500+ ir tada jau žmonės nebegali matyti, kiek iš tikrųjų, koks tas yra kontaktų skaičius. Ir vėlgi, jeigu daugiau kontaktų, daugiau sekėjų, tai kiti žmonės galbūt irgi labiau susidomi ir taipogi pradeda sekti ar kviečia į pažinčių ratą. Tai taip, šiek tiek įtakos tas turi.
bet tai nėra tikrai pagrindinis rodiklis. Į Facebooką ar Instagramą mes užeinam kasdien, ne po vieną kartą ir atsakingai dedam ir nuotraukas, ir šiaip istorijas. LinkedInas, kaip su juo? Koks turi būti aktyvumas ir kiek žmogus turi skirti laiko tam? Taip, tai visų pirma, jeigu norite tiesiog turėti stiprų profilį, ar tai profilį, kuris atrodytų gerai, svarbiausia yra jį turėti, optimizuoti ir jis ten gali būti, nesvarbu, net jeigu žmogus ir neturi laiko ten kelti įrašus LinkedIn'e kiekvieną dieną ar tai rašyti, tai tiesiog bent jau pirma taisyklė tai yra turėti tvarkingą profilį. O jeigu žmogaus tikslas yra būtent turėti stiprų įvaizdį ir jokį ar ją žinotų vienoje ar kitoje srityje, tai tada jau reikėtų kurti turinį minimum 2-3 kartus per savaitę, tai yra 2-3 įrašus per savaitę ir tuomet nepamiršti bendrauti su kitais platformos nariais. Visos šitos platformos jos evoliucionuoja, jos keičiasi, vieniems tai patinka, kitiems galbūt ne. Kokia laukia LinkedIn ateitis? Kaip Jūs galvojate, kas bus po, keliarių metų? Manau, kaip ir tendencija buvo tokia aiški pastaruosius kelis metus, tai jog LinkedInas išaugo iš vien tik tai tinklo, kuris buvo skirtas CV, darbo paieškoms, į tinklą, kuriame žmonės dalinasi naujienomis, patarimais, savo žiniomis. Tai manau, kad pats tinklas tikrai išaugs į panašų tinklą kaip galbūt Facebook, tik tai, kad visa tai, kas vyksta LinkedIn'e, bus kiek profesionaliau ir galbūt ne taip asmeniška. Tai matau, jog tinklas auga būtent į tą pusę, jog tai tampa irgi tinklas, kuriame ne tik darbo pokalbį ir darbo temas, bet taipogi temas ir apie meditaciją, ir apie kūrybą ir kitus dalykus. Tai mes gal pakvieskime mūsų klausytojas moteris į WOW universiteto organizuojamą kursą asmeninis prekės ženklas ir, žinoma, jūsų paskaitas. Tikrai taip, kviečiu visas prisijungti. Daug pašnekėsime apie LinkedIną, puikų įvaizdį LinkedIn'e ir kaipgi reikia susitvarkyti profilį ir ką reikėtų ten rašyti. Ačiū labai, Kotryna, už pokalbį. Ačiū Jums. Gražios dienos. Taip, tai buvo LinkedIno platformos ekspertė Kotryna Kurto. Aš noriu priminti visoms mūsų klausytojams, jog iki pirmadienio imtinai kursui asmeninis prekės ženklas yra taikoma net 50% nuolaida. Ir tai dar ne viskas. Jeigu nukeliausite į puslapį wowuniversity.org ir tenai dar suvesite nuolaidos kodą, kuris yra WOW kelyje, labai paprasta, jums bus suteikta dar tokia papildoma 10% nuolaida, taip kad viską supliusavę, jūs kursą asmeninis prekės ženklas galite per šią savaitę įsigyti net 60% pigiau. Aš manau, kad dabar reikėtų tiesiog keliauti į puslapį wowuniversity.org ir atlikti, ką priklauso. Radio stotis kelyje.